Netikėtas Petro ir Antano susitikimas. Taigi, obuolio Petro pavirtusio vynu tolesnė gyvenimo istorija buvo gana banali. Jį išgėrė katinas Vasilijus ir rytą, kai ūkininkas Pranas jį išmetė iš namų, Vaska beklaidžiodamas pamiškėmis užsimanė nusišlapinti ir išpylė Petrą maždaug toje vietoje, kur po samanomis šalna buvo paslėpusi ir kitą obuolį – Petro draugą tylenį Antaną. Draugai labai apsidžiaugė vienas kitą sutikę po tiek dienų nežinios. Tai štai, į ką tu pavirtai, nustebęs pralemeno Antanas. O kas čia tokio? Atsakė Petras. Juk visi mes negyvensim amžinai. Užtat dabar aš susigersiu į žemę, surasiu kokį nors požeminį upelį ir nutekėsiu juo iki didelės upės, kuria keliaudamas pasieksiu jūras ir vandenynus, o paskui išgaruosiu ir pavirsiu debeseliu, plaukiosiu viršum žemės ir laistysiu lietum visokius augalėlius ir gyvulėlius ir tave pavasarį palaistysiu, galėsi dygti kiek tinkamas. Tau gerai, pavydžiai ištarė Antanas, tu daug pasaulio pamatysi, o mano likimas matyt bus kitoks, aš tikriausiai sukirmysiu. Nenusimink, drauguži, bandė jį padrąsinti Petras. Sukirmyti irgi nėra blogai. Kiek kirmelyčių, kurios žiemą numirtų iš bado, išgyvens tave bevalgydamos. O be to, pavasarį iš tavo sėklyčių gali išdygti puiki obelis, kuri išgarsins obelius visame pasaulyje. Mudu dar susitiksim, pamatysi, laikykis vyriškai. Padrąsino draugužį Antaną Petras ir nugarmėjo žemėsna. O Antanas ėmė nekantriai laukti pavasario, dainuodamas ir tikėdamas, kad pavasarį iš jo būtinai kas nors išdygs. Žiema, žiema, snaigės veidą bučiuoja, man taip gera širdį, o kodėl, nežinau. Žiema buvo šalta, todėl visos kirmelytės miegojo įsikasusios labai giliai į žemę ir Antano nesugraužė. Ilgais nuobodžiai žiemos vakarais pas Antaną po šaldymo darbų vis ateidavo šalna, prisėsdavo šalia ir juodu iki paryčių kalbėdavo apie šį bei tą. Planuodavo pavasarį, kai šalnai bus jau mažiau rūpesčių, iškelti vestuves, o po jų keliauti gyventi kur nors į šiaurę, nes vasarą šalnai obeliuose būna pernelyg šilta ir tenka glaustis visokiuose sandėliukuose ar žmonių šaldytuvuose, o ten pilna visokių kvapų ir nėra jokios ramybės. Be to, šaldytuvą tai uždarinėja, tai atidarinėja, skersvėjai traukia, galima ne juokais peršalti.